Jungtinės valstijos 2026 Liepos 4 atšventė 250 nepriklausomybės paskelbimo jubiliejų. Ši šalis yra atsakinga už daugybę politinių įvykių ir technologijų progresą. Šalis, kuri pasiuntė žmogų į mėnulį, sukūrė internetą, Holivudą, Silicio slėnį ir branduolinį ginklą. Amerika tai imigrantų šalis, kuri pasaulyje realiai konkurentų neturi. Kaip teigia šūkis, e pluribus unum. Iš daugybės vienas. Per ateinančias video serijas aptarsime šios šalies istoriją, vystimąsi, plėtrą ir kaip ji tapo tokie, kokie yra dabar. Viskas prasidėjo 15 amžiaus pabaigoje, kai Europa ieškojo naujų kelių į Aziją. Prieskoniai, šilkas ir kitos prekės buvo brangus malonumas, o sausumos kelius kontroliavo Osmanų imperija. Todėl Portugalija ir Ispanija pradėjo finansuoti jūrinės ekspedicijas. Tokiam Kristupui Kolumbui 1492 atradus pasaulio už Europos ribų prasidėjo plėtra į naujas teritorijas. Ispanai ir Portugalai buvo pirmieji, kuriems kažkas pavyko. Jų pavyzdžiui ėmė sekti Britai, Rusai, Prancūzai, Olandai ir visi kiti. Kiekviena iš tų šalių norėjo savo Terra Novos. Portugalai ir Ispanai pasirašė Tordesillos sutartį, pagal kurią pasidalino pasaulį. Draugeliai tiesiog per žemėlapį šovė vertikalią liniją ir maždaug čia mūsų, čia jūsų. Nors didžiosios dalies to, ką pasidalino, net nebuvo atradę, aplankę ar net užkariavę, o popiežius tai patvirtino. Ispanams pavyko užkariauti dalį Šiaurės Amerikos, tačiau šios žemės jiems nebuvo tokios patrauklios kaip teritorijos pietuose – Meksika, Peru ir likusi Pietų Amerika, kur jau buvo sėslios populiacijos, kurias buvo galima išnaudoti aukso ir sidabro gavybai. Ten jau buvo Inkų ir Actekų imperijos, kurias jie nukariavo. Šiaurės Amerikoje buvo dideli, rečiau apgyvendyti žemės plotai ir gentis nebuvo centralizuotos. Amerikos žemynas buvo pavadintas keliautojo Italo Amerigo Vespučio garbei. Portugalai dėmesį telkė į Braziliją, todėl nesiplėtė toliau. Na, o dabartiniai amerikiečiai pagrindę savo kildina nuo Britų, kurie į šiaurinę dalį kėlėsi su šeimomis ir plėtė teritorijų kontrolę. Pirmoji kolonija buvo įkurta 1607-aisiais Jamestowne. Šitie žmogeliukai vos neišmirė iš bado ir juos išgelbėjo tabakas, kuris greit tapo pagrindinė industrija. Kadangi tuo metu vergovė buvo legali, 1619-aisiais buvo atgabenti pirmieji vergai afrikiečiai. Su Jamestownu yra susijusi Pocahontas istorija. Buvo tokia mergina. Tikrasis jos vardas Mato Aka. Ji buvo Pohotanų genties vado dukra, kurią pagrobė kolonistai ir gyveno jį gan trumpai, sulaukė vos 20-21. Pagal skirtingas versijas yra pasakoma skirtinga jos istorija, bet faktai tokie. 1613-aisiais ją pagrobė kolonistai, priverčia priimti krikščioniškus papročius ir pervadina į Rebeką. Ji išteka už tabakininko Johno Rolfo ir pagimdo jam sūnų, Tomasą Rolfą. 1616-aisiais, kaip civilizuota laukinė, ji nuplukdoma į Angliją, kaip įrodymą, kad vietinius galima atvesti į doros kelią. Ir tam, kad kilmingiai pradėtų investuoti į kolonijas. Kelionės metu jis susirga, miršta ir todėl ją palaidoja Anglijoje. Vėliau toks Johnas Smithas prikurs visokių pasakų, kaip jį Pocahontas išgelbės nuo mirties. Ir pagal tai bus sukurtas visai neblogas filmukas. 1620-aisiais pasirodo kita grupė kolonistų – piligrimai, kurie atplaukia ir išlipę atranda Plimuto akmenį. Anglų kalboje žodis rock gali būti verčiamas kaip akmuo ar ola. Taigi, kai kurie žmonės, kai kalbama apie Plymouth Rock, galvoja, kad tai kokia įspūdinga ola. Deja, tai tik akmuo. Pats esu prie jo buvęs ir šio akmens reikšmė yra simbolinė ir kultūrinė. Tačiau galiausiai tai tik akmuo. Aišku, nors naujieji emigrantai ir bėgo nuo religinio persekiojimo, jie nebuvo tokie tolerantiški vietinių atžvilgių. Ir greitai pradėjo stumti ant tų, kurie jiems padėjo išgyventi pirmąsias žiemas. Jie buvo puritonai. Nusprendė sukurti savo religinę atšaką, tik be kekšių ir be lošimų. Ir dar daugiau apribojimų. Jie namuose buvo laikomi visiškais fanatikais. O kai kur tas perėjo čia buvę žudines ar pavergimą. Tame buvo ir toks religinis elementas, kuris pasireiškia tuo, kad indėnus jie laikė nekrikštais laukiniais. Kas netgi suteikė šiokį tokį moralinį pateisinimą. Kodėl reikia atimti jų maistą, žemes ir netgi gyvybę. Netiki į Dievą taip kaip mes. Reiškia, nenusipelno turėti to, ką turi. Kolonistų darbą palengvino tai, kad jie su savimi atsivežė ligų, prie kurių vietiniai nebuvo pripratę. Nuo raupų, stabligės ir kitų ligų skaičiuojama, kad visame Amerikos žemyne išmirė iki 90% vietinių Amerikos indėnų. Padėkos diena – Thanksgiving. Kitaip nėra teigiamai prastoje versijoje, kad visi draugiškai pasidalino maistu ir gyvenimu, kad vietiniai iš geros valios apsilankė ir pamaitino ir pagirdė tos nabagus naujakurius.
Realybėje tai buvo pragmatiška karinė sąjunga. Indienų Vampanogų genties vadas Masosoitas padėjo puritonams ne iš geros valios, ne iš geros širdutės, o todėl, kad jo gentis siaubė ligos ir jam reikėjo sąjungininkų su šaunamaisiais ginklais prieš kaimininės gentis. Ši taika truko tik vieną kartą, o jau kita kolonistų karta pradėjo brutalų indienų naikinimą per karaliaus Filipo karą. Tačiau padėkos diena buvo išpopuliarinta mito formoje 18 amžiuje. Kolonijos plėtėsi, gyventojų daugėjo, praėjo 100 metų ir buvo įsteigta daugybė kolonijų. 13. Šiaurė priklauso Massachusettsas, New Hampshire'as, New Yorkas, įkurtas Olandų 24. Paimtas Britų 64. Prieš tai vadintas New Amsterdamo. Ir nemažai niujorkiečių šnekėjo olandų kalba, kaip gimtąją. Net ir vienas JAV prezidentų, Van Burenas, turėjo išmokti anglų kalbą. Marylandas, Connecticutas, Rhode Islandas, Delaware'as, New Jersey's, Pensilvanija. O pietums Virginija, Šiaurės Carolina, Pietų Carolina ir Džordžija. Jos visos įgijo terminą Jungtinės kolonijos. United Colonies. Aišku, su laiku pavadinimas pasikeitė į valstijas. States. Kuo kolonistams labiau patiko gyventi Amerikoje nei Britanijoje, Olandijoje ar kitur? Kodėl jų mąstymas skiriasi aplamai? Na, Amerikoje buvo daug pigios žemės, galimybės uždirbti daugiau, aristokratai vengė naujojo pasaulio ir tas užtikrino didesnį socialinį mobilumą nei namuose. Vergovė egzistavo beveik visose kolonijose, tačiau ypač išplito pietuose, kur plantacijoms reikėjo didelio kiekio darbo jėgos. Ši sistema vėliau taps pagrindiniu JAV pilietinio karo priežasčių, bet aptarimo laikotarpiu ji buvo itin pelninga ir netgi naudinga. 1730–40 Amerikos kolonijose prasidėjo didysis prabudimas – The Great Awakening. Kolonijas užliejo religinio atgimimo banga. Per jas keliavo pamokslininkai, kurie skelbė, kad žmogaus ryšys su Dievu nepriklauso nuo dvasininkų, karalių ar valdžios. Svarbiausia – asmeninis tikėjimas. Atsirado tokia mintis, kad jeigu žmogus gali pats spręsti su tikėjimu susijusius klausimus, kodėl jis negali spręsti ir politinių klausimų, tokių kaip galimybės keisti valdžią, karalių ir taip toliau. Tai buvo vienas pirmų įvykių sujungusių visas 13 kolonijų. Žmonės nuo Džordžijos iki Massachusettso klausėsi tų pačių pamokslininkų, skaitė tas pačias knygas ir pradėjo jaustis ne tik savo kolonijos gyventojais, bet ir platesnės bendruomenės dalimi. Aišku, prisidėjo ir kariniai konfliktai, tokie kaip 7 metų karas. 1754 prancūzai ir jų sąjungininkai indienai užpuola Džordžo Vašingtono pajėgas Necessity forte Pensilvanijoje. Tai pradedami 7 metų karą Amerikos žemyne. 60-aisiais Didžioji Britanija laimė ir paima visas prancūzų kolonijas Šiaurės Amerikoje. Tačiau, nors jį laimėjo, karas kainavo nemažai ir Britai krito į skolas. O kas tas skolas turėjo mokėti? Tai žinoma, kad tai buvo Britų imperijos kolonijos, kas atsiskaitė už viską. 64-aisiais Britai uždėjo mokestį cukrui ir mokestį teisiniams dokumentams – Stamp Act, Antspaudų aktą. Tiesa, kolonijos nebuvo patenkintos ir greit atsirado pasipriešinimas. Kadangi amerikiečiai neturėjo jokių atstovų ir teisų Britų parlamente, atsirado šūkis No taxation without representation. Jokių mokesčių, bet teisės į politinį atstovavimą. Šis šūkis reiškia tai, kad žmonės neturėtų būti apmokestinami, jei jie neturi savo išrinktų atstovų valdžioje, kurie tuos mokesčius nustato. Britai atsakė taip, žiūrėkit, jūs techniškai esat atstovaujami, tiesiog neturit atstovų. Už jūs atstovauja Britų parlamentarai. Amerikiečiams tai nepatiko. Amerikiečių nuomonė, jų teisės kaip Britų pavaldinių yra pažeidžiamos pagal tų pačių Britų konstituciją. Metais prieš, 63-aisiais, karalius nustato proklamaciją, pagal kurią uždraudžia plėstis į vakarus, norint stabilizuoti padėtį pasienyje ir naujose teritorijose. O tai ir žiūrint, kiek to žemės ten yra, sukelia neįtin teigiamus jausmus tarp kolonistų. Taip pat buvo ir indėnai, kurie nenorėjo būti valdomi nei vienų, nei kitų. Na ir reikia priminti, kadangi tiek žemių dabar britiškos, kodėl valstijos turi turėti britų karius, kam jiems reikia jų, kad nuo ko ginti. Ir greit prasideda visa virtinė įvykių, kurie padeda formuoti nepriklausomybės idėją. Tokių kaip Bostono žudynės. Tai buvo pirmas informacinio hibridinio karo Amerikos istorijoje pavyzdys. Bostone minia pradėjo mėtyti sniegu, akmenimis ir malkomis į britų karius. Vienas karys iššovė, kilo panika ir bendrai žuvo 5 žmonės. Toks paprastas įvykis, tačiau pagal jį Paulas Reveras sukūrė plačiai pagarsėjusią graviūrą, kurioje vaizdavo tai, kad Britai specialiai šaudė į nekaltus Amerikos gyventojus.
Ta graviūra uždegė amerikiečius burtis įvairias prieš Britus nusiteikusias organizacijas, tokias kaip Laisvės sūnus, Sons of Liberty. Nors, kaip ir teigia istorikai, Polas nebuvo įvykių liudininkas ir jo įvykių interpretacija turėjo žymiai didesnį įtaką visuomeniai nei pats įvykis. Toliau sekė Bostono arbatėlė. 73 gruodžio 16 amerikiečių kolonistai persirengę indėnais įlipo į britų laivus Bostono uoste ir į vandenį nuleido 342 dėžes arbatos. Jie protestavo prieš arbatos įstatymą ir tai, kad jokių mokesčių be atstovavimo. Jie persirengė kaip indėnai, nes norėjo parodyti, kad save laikė ne britais, o amerikiečiais, čiabuviais. Taip pat, tai buvo protestas ne prieš didelius mokesčius, o prieš bendrą britų monopoliją. Šis įvykis, žinoma, neliko be atsako iš britų pusės. Jie pradėjo draudžiamosius įstatymus, Coercive Acts, kuriuos kolonistai vardino kaip netoleruotinus įstatymus. Vienas iš jų buvo Masačusetso vyriausybės įstatymas, kuris apribojo kolonijos savivaldą. Jeigu jie taip gali su Masačusetsu, tai rytoj tą padarys ir su kitomis kolonijomis. Ekspansija į vakarus nuo Apalačių kalnų sukėlė neišvengiamą įtampą ir konfliktus tarp naujakurių ir vietinių gyventojų. Britų karininkai bandė stabdyti naujakurius, tačiau entuziastingi naujakuriai ir žemės spekuliantai nepaisė jų nurodymų. Kadangi kariuomenė nenorėjo iškelinti naujakurius iš tų žemių, anglo-amerikiečių kolonistai toliau migravo į vakarus ir reiškė pretenzijas į tas žemes. Britų karininkai dar labiau pablogino padėtį, atstumdami Amerikos indėnus, kurie per 7 metų karą buvo Prancūzijos pusėje. Prancūzijos vyriausybė buvo skyrusi nemažai išteklių patenkinti savo indėnų sąjungininkams. Kai Britų pajėgos atvyko perimti buvusių prancūzų tvirtovių, jos nutraukė dovanų teikimo praktiką, nesuvokdamos, kad taip susilpnina bet kokių pro-britiškų lyderių autoritetą vietinių bendruomenių atžvilgių ir supriešina su indėnų vadais. Tad kilo karas su indėnų gentimis, trukęs nuo 74 iki 76. Jo metu galiausiai buvo pasiekta taika. Toliau aistras pakūrė Kvebeko aktas, priimtas 74. Šio teisės aktu Britai siekia užkirsti kelią bet kokiam prancūzų kanadiečių nepasitenkinimui, atkuriant prancūzų civilinę teisę ir leidžiant katalikams išlaikyti valdžią Kvebeke. Be to, šis aktas nustatė tiesioginį karūnos valdymą ir išplėtė Kvebeko sienas į pietus iki Ohajaus upės. Kvebeko aktas dar labiau supykdė Virdžinijos elitą, nes didžioji dalis vakarinių žemių, į kurias jie pretendavo, dabar oficialiai priklausė Kvebekui arba buvo indėnų teritorijose. Šis aktas, kurį parlamentas priėmė tuo pačiu metu, kaip ir įstatymą, kuriuo Masačusetsas buvo perduotas karūnos valdžiai, sukėlė nepasitenkinimą tarp kalvinistų, Naujosios Anglijos gyventojų, kurie jo autokratinėse, katalikams palankiose nuostatose išvelgia dar vieną imperijos sąmokslą prieš kolonijų laisvės įrodymą. Įsivaizduokit tai kaip spjūvį veidą vietiniams. Uždraudė plėstis mums ir dar teisų sutikė šitiems luopams katalikams. Kur tai matyta? Amerikos revoliucija. Kai 74-aisiais prasidėjo Amerikos revoliucija, įtampa tarp naujakurių ir indėnų tapo konflikto dalimi. Kontinentinio kongreso pastangos užtikrinti indėnų paramą iš esmės žlugo, nes dauguma indėnų, kovodami prieš naujakurių įsibramimus į jų žemes, Britų kariuomenę laikė mažesniu iš dviejų blogių. Vis dėlto, Irokezų konfederacijai priklausančios Oneidų ir Tuskaroro tautos stojo kolonistų pusėn. O šio periodo atsiranda grupė, kuri vadinama tėvais steigėjais, Founding Fathers. Iš šios veikėjų sąrašus patenka tokie legendos kaip Thomas Jeffersonas. Tas bičas ant $2 banknotą. Jis bus komandos rašytojas. Jis parašė nepriklausomybės deklaraciją. Nemėgo centralizuotos valdžios, kuri jo nuomonę gadino žmonės. Johnas Adamsas, teisininkas iš Bostono, vienintelis iš minimos grupės be savo kupiūros, bet ne ką mažiau svarbus nei kiti. Būtent jis įtikino kongresą, kad Vašingtonas turi vadovauti armijai, o Jeffersonas rašyti deklaraciją. Džordžas Vašingtonas, ponas Doleris, generolas ir pirmasis JAV prezidentas, autoritetas. Jis sukūrė taisyklę, kad prezidentas valdo maks 2 kadencijas, o ne amžinai kaip monarchas. Benjaminas Franklinas, ponas $100, grupės smegenis, pasaulinio lygio mokslininkas išradęs žaibolaidę, diplomatas. Kai prasidėjo Amerikos revoliucija, dėdė jau buvo 70. Jis sugebėjo tikinti prancūzų suteikti kritinę paramą amerikiečiams, kas prisidėjo prie revoliucijos sėkmės. Aleksandras Hamiltonas, ponas $10, JAV finansų sistemos, banko ir pramonės pamatų kūrėjas. Jis buvo visiška priešingybė Jeffersonui ir buvo daug veikėjų, kurie vadinami tėvais steigėjais, bet šie labiausiai žinomi. 18 amžiuje Europoje pradėjo plisti naujos idėjos, vadinamos apšvieta. Filosofai teigia, kad valdžią turi riboti įstatymai,
o jos teisėtumas kyla ne iš Dievo ar karaliaus valios, bet iš pačių žmonių. Žmonės turi prigimtinės teisės į gyvybę, laisvę ir nuosavybę. O jei valdžia tas teisės pažeidžia, piliečiai turi teisę ją pakeisti ar pašalinti. Šias idėjas plėtė tokie mąstytojai kaip Žanas Žakas Ruso, Montesquieu ir Džonas Lokas. Todėl amerikiečiai įkvėpti šių idėjų paskelbė nepriklausomybės deklaraciją 76 Liepos 4. Joje teigiama, cituoju, kai žmonijos įvykių eigoje vienai tautai tampa būtina nutraukti politinius ryšius, susiejusius ją su kita tauta ir užimti tarp pasaulio valstybių atskirą bei lygią padėtį, į kurią jai suteikia teisę gamtos dėsniai ir gamtos dievas, pagarba žmonijos nuomonei reikalauja, kad ji paskelbtų priežastis skatinančias ją atsiskirti. Mes laikome šias tiesas savaime suprantamomis. Visi žmonės yra sukurti lygus, kuriejas jiems suteikia tam tikras netimamas teisės. Taip jų yra teisė į gyvybę, laisvę ir laimės siekimą. Citatą baigiu. Tai buvo milžiniška politinė naujovė 18 amžiuje. Dokumentas, kuris patvirtina, kad valdžią suteikia piliečiai. Jei valdžia perina į tironiją, šalies piliečiai gali ją nuversti. Tiesa, yra šioks toks paradoksas. Thomas Jeffersonas, ponas $2, ten rašė, kad visi žmonės yra sukurti lygus, kaip pats buvo vergvaldys, ir turėjo virš 600 vergų plantaciją. Ir paleido į laisvę tik kelis. Taip pat jis susilaukė vaikų su verge Sally Hemings. 2 iš savo vaikų jis leido išvykti iš plantacijos, o 2 sūnus buvo išlaisvinti testamentu po jo mirties. Na ir nereikia pamiršti to, kad tie žmonės, kurie pasirašė po deklaracijos tekstu, taip pat buvo ne ką geresni vergvaldžiai. Kuriant Jungtinių valstijų antspaudą, šalies emblemą, buvo pasirinktas šūkis E pluribus unum, iš daugybės vienas. Jis reiškia tai, kad iš 13 valstijų atsiranda nauja šalis – Jungtinės valstijos. Aišku, Britai nenorėjo paleisti Jungtinių valstijų iš savo įtakos zonos ir pradėjo karą. Į amerikiečių pusę įsitrauks prancūzai, ispanai, olandai, kurių parama amerikiečiams bus kritinė ir be jų amerikiečiai nebūtų laimėję. Šiame kare lyderystę parodys Džordžas Vašingtonas, kuris iš silpnos prastai aprūpintos, badaujančios JAV kariuomenės pavers ją disciplinuotą profesionalią kariuomenę. Jo vedami amerikiečiai sugebės pralaužti Britus po lemiamo Yorktauno mūšio ir galutinai įtvirtins amerikiečių pranašumą. 1783-aisiais Paryžiuje pasirašyta sutartis, pagal kurią Didžioji Britanija pripažįsta JAV nepriklausomybę. Ir didžiausias Vašingtono indėlis į JAV istoriją įvyko karui pasibaigus. Istorija yra įprasta, kad revoliucijų lyderiai laimėję karą pasiema visą valdžią į savo rankas, kaip vėliau padarė Napoleonas Prancūzijoje. JAV armijos karininkai siūlė Vašingtonui pasiskelbti Amerikos karaliumi arba diktatoriumi. Vašingtonas to griežtai atsisakė ir 1783-aisiais jis grąžino savo karinius įgaliojimus kongresui ir išvyko ūkininkauti į savo plantaciją. Būtent šis poelgis įrodė, kad Jungtinės valstijos kovojo už respubliką ir demokratiją, o ne už naują tironą ir užtikrino Vašingtonui tėvynės tėvo statusą. 1789-aisiais pradėjo galioti JAV konstitucija. Pagal ją valdžios yra suskirstomos į 3. Įstatymų leidžiamoji valdžia – kongresas, kuri priima įstatymus. Vykdomoji valdžia – prezidentas, kuris užtikrina įstatymų vykdymą. Ir teisminė valdžia – teismai, kurie išaiškina tuos įstatymus. Kiekviena šaka gali riboti kitos veiksmus. Prezidentas gali vetuoti kongresą. Kongresas gali atmesti veto. Teismai gali paskelbti kongreso įstatymus nekonstituciniais ir taip toliau. Vyriausybė turi tik tuos įgaliojimus, kuriuos jis suteikė konstitucija. Niekas, įskaitant vyriausybės pareigūnus, nėra viršesnis už įstatymą. Kad ir kaip bebūtų keista, bet JAV konstitucijos sukurtos sistemos galioja dar ir dabar. O 1791-aisiais priimamas teisių bilis – Bill of Rights. Priimtos pirmosios 10 JAV konstitucijos pataisų. Pirmoji, kuri garantuoja žodžio, religijos, spaudos, susirinkimo ir peticijų laisvę. Antroji, kuri leidžia turėti ir nešioti ginklus. Trečioji, pagal kurią draudžiama taikos metu apgyvendinti kareivius privačiuose namuose, be savininko leidimo. Ketvirtoji, kuri apsaugo nuo nepagristų kratų ir turto konfiskavimo. Penktoji, kuris suteikia teisę į teisingą teismo procesą, apsaugą nuo savęs apkaltinimo ir dvigubos bausmės už tą patį nusikaltimą. Šeštoji, su teisė į greitą ir viešą teismą, nešališką prisiekusių tarybą ir advokatą. Teisė į prisiekusių teismo civilinėse bylose suteikiama 7 pataisos. Taip pat 8, kuris suteikia draudimą
skirti per didelį užstatą, baudas ir žiaurės bei neįprastas bausmes. 9. Pagal kurią piliečių teisės neapsiriboja tik tomis, kurios išvardytos Konstitucijoje. Ir 10. Įgaliojimai nesuteikti federaliniai valdžiai priklauso valstijoms ir ar jų žmonėms. Teisų bilyje išvardintos pataisos buvo sąlyga, kad valstijos pasirašytų konstituciją, nes jos bijojo, kad federalinė valdžia gali tapti lygiai tokia pačia tironija kaip ir Britų karalius. Todėl antroji pataisa atsirado būtent tam, kad piliečiams prireikus jie galėtų gintis nuo savo valstybės tironijos. Tai kaip saugiklis, kurio norima parodyti, kad ne piliečiai turi bijoti valdžios, o valdžia turi bijoti savo piliečių. 1800-aisiais sostinė perkeliama į Vašingtoną, o 801-aisiais trečiuoju JAV prezidentu tampa Jeffersonas. 1803-aisiais įvyksta Luizianos pirkimas. Pasinaudojus to, kad Napoleonui reikėjo pinigų karams Europoje, Jeffersonas iš Prancūzijos už $15 milijonų nusiperka Luizianos teritoriją. Tai ne šiaip dabartinė valstija, o visa centrinė JAV dalis, pažymėta baltai. Šalis per naktį padvigubėjo, o tai atvėrė kelius tolesnei ekspansijai į vakarus. Tai buvo dylų dylas, kadangi realiai Jeffersonas sumokėjo 7 tuometinius centus už hektarą žemės. Bet pala. Kaip prancūzai turėjo teritoriją Šiaurės Amerikoje, jeigu ją buvo praradę po karo 1763-aisiais? Na, prancūzai prasuko tokį įdomų siužetinį fintą. Jie dalį teritorijos padovanojo savo sąjungininkai Ispanijai, kuri valdė tą teritoriją 40 metų. Tada pasirodo toks vyrukas, Napoleonas Bonapartas. Ir 1800-aisiais paspaudžia ispanų karalių pasirašyti slaptą sutartį, pagal kurią Luizianą atgauna prancūzai. Sutartis buvo pakankamai slapta, todėl apie ją Jeffersonas sužino tik po metų. Aišku, ne viskas Napoleonui eina iš pypkės. Ir jo bazė Haičio saloje, tuo metu vadintoje Saint Domingo, kilo vergų sukilimas, kuris yra vienas iš tų retų atvejų, kai vergams pavyksta sėkmingai sukilti ir nuversti valdžią. Praradęs Haitį, Napoleonas suprato, kad negalės apginti Luizianos nuo Britų laivynų. Be to, jam žūtbūt reikėjo pinigų naujam karui Europoje, prieš Didžiąją Britaniją. Tad tuo metu sėkmingiausias planas buvo parduoti šį kraštą amerikiečiams. Amerikiečiai pradžioje norėjo tik naujojo Orleano už maždaug $10 milijonų JAV. Tačiau prancūzai jiems atšovė, kad jie gali paimti viską, kas pažymėta baltai, už 15. Na, natūraliai ši žemė galėjo sulaikyti ekspansiją ir galbūt vietoje vienos didelės Amerikos būtų 4 mažesnės. Bet tai yra iš temos, kas būtų, jeigu būtų. Bet šiaip kas įdomu, buvo tai, kad JAV neturėjo tiek pinigų, tad turėjo skolintis iš Britų ir Olandų bankų už 6% metinės palūkanas. Kol draugelis Napoleonas kariavo su rusais, britais, prancūzais ir prūsais, atrodė, kad Amerikoje bus ramu. Tačiau šitau, kad nori. Nebuvo. Britai draudė priekybą tarp prancūzų ir amerikiečių. Taip pat Britai sugalvojo, kad reikia biškį pagrobti amerikiečių jūreivius savo kariniam laivynui. Tada jie ėmė remti indėnų gentis, kurios veikia prieš JAV vyriausybę. Ir dar buvo toks dalykas, kad ir patys amerikiečiai norėjo plėstis į Kanadą. Tai pradėjo karą. Kad ir kaip bebūtų juokinga, techniškai kanadiečiai padegė Baltuosius rūmus 1812. Ir pats karas baigėsi 1814 kūčių sutartimi, pasirašyta Gento mieste. O patvirtinta ir galutinai kariniai veiksmai baigėsi 15 metų vasarį. 18 įvyko didieji žemių mainai. Po Luizianos pirkimo nemažai JAV teritorijų buvo dabartinėje Kanadoje, į kurią Britai turėjo pretenzijų. Ir priežastis, kodėl JAV šiandien turi tokią tiesę kaip styga sieną su Kanada vakarinėje pusėje, yra būtent dėl to, kad 1818 diplomatai Londone ir Vašingtone tiesiog pasiėmė liniuotę ir perbrėžė per upių baseinus ir pasakė: viskas, kas šiaurėje, jūsų, viskas, kas pietuose, mūsų. Ta linija vadinasi 49 lygiagrete. Tai buvo išspręsta pasimetusių sienų problema. Čia bus Kanada, čia bus Jungtinės valstijos. Aišku, dėl to egzistuoja tokie geografiniai niuansai kaip Point Roberts. 19 iš ispanų pagal sutartį JAV gauna Floridą, kadangi ispanams tampa sunku išlaikyti šią teritoriją. Viena problema sutvarkyta, prasideda kitos. Aplink likusiame Amerikos žemyne prasidėjo revoliucijos. Meksika, Kolumbija, Venezuela atsikrato ispanų jungo. Tačiau iš Europos pradėjo sklisti žinios apie Šventąjį alijansą. Atsirado grėsmė Amerikai, kad ateis europiečiai. Galiausiai Europos kišimasis į Amerikos reikalus užknisa amerikiečiams, dėl 23 penktasis Amerikos prezidentas Jamesas Monroe paskelbė Monroe doktriną, kurios pagrindinė mintis tokia: Europa nesikiša į Ameriką ir Amerika nesikiša į Europą. Tačiau, kad ir kaip norėjo amerikiečiai dominuoti savo kieme, jie kariniu požiūriu buvo gan silpna valstybė. Ir tie, kurie realiai gynė šią doktriną, buvo Britai. Britams buvo naudinga, kad prieš
priklausiusi Ispanams Pietų Amerika išliktų nepriklausoma. Britai tada galėtų prekiauti be muitų. Monroe doktrina yra genialus blefo pavyzdys. Amerika nubrėžė raudoną liniją aplink pusę pasaulio, neturėdama jėgų ją apginti, o ją saugojo ta pati Didžioji Britanija, iš kurios amerikiečiai bandė pabėgti ir su kuriais kariavo 12 metų kare. Tačiau ilgainiui, JAV sustiprėjus, ši doktrina tapo oficialiu pateisinimu Amerikai kištis į bet kurios kaimyninės valstybės reikalus, apie ką įsiplėsime kitame epizode. 1826 Liepos 4. Praėjus 50 metų nuo JAV nepriklausomybės paskelbimo miršta Thomas Jeffersonas, vienas iš nepriklausomybės deklaracijos autorių. Kartu tą pačią dieną miršta ir antrasis JAV prezidentas Johnas Adamsas, amžinas Jeffersono oponentas. Per mažiau nei 2 šimtmečius nuo pirmųjų Britų kolonijų Atlanto pakrantėje, Jungtinės valstijos taps didžiausia pasaulio ekonomika ir viena įtakingiausių valstybių istorijoje. Tačiau 1800-aisiais dar niekas negalėjo numatyti tokios ateities. Šalis buvo jauna, silpna ir apsupta daug stipresnių imperijų. Kitoje dalyje pamatysime, kaip vos 13 valstijų sąjunga pradėjo milžinišką ekspansiją į vakarus, nuo vandenyno iki vandenyno, ir sukūrė žemyninę valstybę, padėjusi pamatus Amerikai, kurią pažįstame šiandien. Kraujas, auksas ir traukiniai. Viskas kitame epizode. Akivaizdus likimas. Kaip gaila, tu nesupranti.